Taigi, sveiki gyvi, garažiniai, eik čeki. Nepaėmiau, senis šaltis atnešė va tokį daiktą man. Ne, čia ir nesvarkė, ne kempuks inverterinis, čia yra plazmeks. Pjaustyt gelžiui, pjaustyt metalui, 60 amperų. Ką čia mes turim viduj? Flangienas. O, mane jau iškart stebina, kad yra pridėtas tas va šitais. Ta blėtikė, ta viela. Anos dažnai nebūn komplektos. Bet čia kinėt įdėjo. Maladėt. Aš čia ant dėžės ir parašyta Germany Technology. Nežinau, ar Hansas nors žino, kad kinėts ant tų dėžių rašo, kad čia ir Germany. Bet tarkim, ką čia turim? Čia turim filtriuką. Jėzu, koks ant mažas, čia dviračiai padangom pūs, nebent ant galėtų tikti. Nu, bet gal ir užteks tokio miniatiūrinio. Toks aparatėlis. Nedidukas. Bet nėra toks nedidukas. Šiaip tikėjaus, kad ant bus gerokai mažesnis, bet ant nėra mažas. Va. Kokį ir belė kaip šalta. Garuž elektros nėra, tad viską dariau sklepę. Va. Nuvilksim tą kandoną. Nu, paskui nuvilksim. Susijungsim, ką čia dar turim. Šitą daiktą iškart iš šiukšlinio. Aš nežinau iš vis, kodėl anus dėd. Kam man yra šis reikalingas, aš neturiu nemenkiausių supratimų. Tas, kas virintas, žino, kad su tokia šiukšlių krūva čia ir rankoje laikyti skidelį ir karočiui kitam diržaką, nu čia ir nesąmonė, nieks taip nevirina. Čia nebent draugui gali duoti pasižiūrėti, kaip tu virini. Runkina, plaktuks, katro irgi nieks niekad gyvenime nenaudo. Ir masės laidelis. 16 kvadratų. Gal ir užteks. Pabandysim dabar viską sukaišyti. Pajungsim, pažiūrėsim, ar nors veikia iš vis. Susirinkom aparatėlį. Pasijungiam šlangienus. Nu ko, bandysim, ko čia gali. Turim 1 mm gelžukas. Turim 3 mm metalas, gabaliukas. Turim 5 mm metalą. Turim šitais. Tik tai nežinau, ar 10 ar 12. Purvina tokį, žiūrėsim, ar ein. Turim neržaveikos 10 mm. Ir turim aliumą 10 mm. Šitas pabus mūsų stals, galbūt gaus masę, ne, kabinsim prie pačio aparato. Einam įsijungti. Ganėtinai garsokai. 60 atseit yra. Bet šiam net neina cuk. Nu, nereik nuėti, kinėts yra. Ok, pabandom, pradėkim nuo kokių. Tarkim, pastatom ant orą. Kuo daugiau, to geriau. Pažiūrim, čia yra masė, ar nėra masė, mums su šito biškį su kelienu prisispausim. Ar pjaus, ar nepjaus. Ne, gal geriau supuoja.
Tokį gelžuką nejuta. Jauna sudus. Dabar pabandom papjauti 3 mm. Kaip ant skalbės su 3 mm. Bandom. Biškai ir švakiai, kad vieną rankui telefonas, kitoj rankinu, bet nu bandom. Jaun ir ta. Be problemų. Ir 40 amperų. Okay. Tas yra murzinas. Čia masės ant siauč negaus, čia ir tas yra 5. Jaučiu, kad ant negaus čia masės. Pabandykim taip. Nu ir žiūrėkim, gaus masę ar negaus. Jeigu aš čia normaliai laikyčiau lygiai, tai jau lygiai nupjaut. Taip antra pusė nėra, šitai šiukių. Praktiškai užvartų nėra. 5 mm susitvarko labai gerai. Nu, su tuom, su kuom aš dirbu, aš storesnį metalą niekad gyvenime net nežadu pjauti. Ok. Su šito paėjo. Dabar neržą pasilikime raliumą ant galo. Šitą pabandom nurėžti. Tas ir storas. Su 40 arais. Nu, gal neis. Pabandykim atsukti. 50. Tarkim 50, bet čia nėra jau 50 čia. Nu, bandom. Ar eis, ar neis. Nu, būčiau lėčiau pjojęs būtų ėjo. Bet man rubilnikai jau išmet lauką. Nereik norėčiau, nepadvalė su tokiais dalykais dirbti. Pabandykim. Nu, gal neišmes rubilniką. Bandom. Nu, ko aš galiu pasakyti? Jauna, labai neblogai. Aš jeigu aš tiesiai laikyčiau, tai tiesiai ir nusipjausiu. Toč kaip šūdą nupjovė. Su 50 amperų. Nors čia net iš tikrųjų nėra jau 50. Ok. Šitą metam. Šitą iš šoną. Ką dabar? Neržą. Pabandom neržą. 10 mm. Ar eis ar neis? Irgi 50 taip pat amperai. Pabandykim, eis įkasti ją ar neis. Aišku, čia biški galbūt per greitai, bet nusipjauna. Neblogai. Neržą irgi pjauna. Ant 5 amperų čia net ne visas gazas. Nu, paskutinis aliuminis. Irgi 10.
Pabandykim, kaip čia eis, ar čia neis, kad čia bus neaišku. Bandom. Kampelį, taip, kad čia nereikėtų ilgai drožti. Aliumą nelabai nori pjauti. Nekankinkim. Aš vis tiek niekad gyvenimą aliumą nepjausiu. Na, eit perpjaut, priger norą iš palėto po čiut perspjaut. Aišku, pilną gatą cukus pjauti gerai. Tai va toks aparatas. Pjauti iki 10 storio, tai tikrai neblogs aparatas. Verti savo tų kelių eurų. Tuom ir baigiam. Nu, žiūrėsim, kiek ans laikys čia. Nu, gal kažkiek ir laikys.